Labas, mano mielosios kolegės. Labas, Jurgita. Labas, Gabrielė. Labas. Faina tema, iš tikrųjų šiandieną turėsim įdomią diskusiją, paremtą savo pačių patirtimi. Ir klausimas mūsų sekėjoms, tos, kurios mus žiūri, domisi verslu, yra verslios moterys. Ar kada pagalvojate, kad darbas gali atrodyti visiškai kitaip? Nei tik tai nuo ryto iki vakaro. Ar pagalvojate, kad galėtumėte turėti savo rutiną, savo laisvą laiką, tuo pačiu uždarbį, laisvę ir nepriklausomybę? Ir tai svarbiausia, kas jums patiktų, tai, ką jūs dievintumėte ir kaifuotumėte nuo to. Visus mes turėjome tradicinius verslus. Rita buvo didelio verslo vadovė ir taip pat jautė tą tradicinio verslo, kaip pasakyti, rėmus. Užkulisius visus, taip. Ir iš tikrųjų toli gražu. Online verslas ir tikrasis tradicinis verslas tai yra du skirtingi pasauliai, manau, sutiksit su manim. 100%. Ir vėlgi, online verslas gali būti taip pat skirtingas, pradedant nuo investicijų, baigiant kitokių darbo principų, ne? Ir štai čia, šitoj vietoj, aš noriu taip pat pasidalinti savo patirtimi, tradicinio verslo tą visą duoną. Ir labai dažnai versluose, nuo ko verslas prasideda? Nuo investicijos. Nuo investicijos, kurią mes padarome, ir ji būna skirtinga ta investicija. Tai mano verslo investicija buvo didžiulė, 500 000. Tada buvo litai, buvo 500 000. Ir tu investavęs turi labai gerai susistrateguoti, kad ir žinoti, kada tau tie pinigai atsipirks. Ir čia prasideda visas grožis. Ir čia prasideda ir mokesčiai, ir darbuotojai, ir išlaikyti darbuotojus, ir prekių užpirkimas, ir visko daug. Todėl, kai pagalvoji, kai online verslas tau duoda viską, jau sukurtą sistemą, tau tik belieka prisitaikyti prie to, išmokti ir pasiimti ir dar gauti plius įvairiausių dovanų, bonusų, kelionių, automobilių ir taip toliau. Ir noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų kalbam dabar apie verslą, ne apie žaidimą, ne apie vaikų darželį, kurie ateina ir nenori nieko daryti, nori gauti, bet nenori nieko daryti. Gabrielė, pasidalink, noriu paklausti tavęs, pasidalink, tu taip pat, tavo vyras turi verslą, tu taip pat kuri verslą online, pasidalink, kokius tu jauti, būtent tuos privalumus, trūkumus online versle ir tradicinėme versle. Kad ne tik tai viena aš čia galiu pasilikti. Tikrai yra, aš jums galiu pasakyti vien pavyzdžiui, kad mokėti tax office'ui, ane, už tai, kad tu turi verslą, kad tu turi darbuotojus ir taip toliau ir panašiai, mes šnekam apie minimum sumą 250 000 į mėnesį. 250 000 į mėnesį. Tai yra tikrai dideli pinigai, o kur dar, kad tau reikia viską daryti pačiam. Viską kurti pačiam. Jeigu kažkokia tai reklama, viskas pačiam nuo mažiausių smulkmenų, ane? Ten kontraktų ieškojimai, viskas labai yra panašiai, žinokit, aš jums galiu pasakyti, ane? Bet tik tiek,
kad tau nereikia ten daryti kaip online versle, kai aš turiu online verslą, tau nereikia sandėliuoti, tau nereikia, ta prasme, važiuoti kažkur tai pastoviai, kažkokius tai mitingus, susitikinėti, taip, viens prieš vieną, nes dažniausiai tokiam versle tu turi būti present, tu turi būti tenai, tu turi važiuoti į tuos mitingus. Viską tu irgi, tau pinigai. Tau reikia važiuoti, tau reikia pasilikti viskas iš tavo kišenės. Jeigu važiuoja tavo bendradarbiai, su kuriais tu turi šį verslą, jūs važiuoja 3, tai jau už 3, jūs suprantat, viską reikia apmokėti. Benzinas, tau niekas vienu žodžiu nieko tau neduoda. Tau niekas nieko neduoda, tau viskas eina iš tavo kišenės, realiai. Viskas eina iš tavo kišenės, absoliučiai viskas. Jeigu tu nori turėti website savo, kur mano vyras irgi turi, tą website, vėl tai yra didžiulė investicija mokėti žmogui pinigus, kad jisai sukurtų tą website, kad ten dadėtų kažko tai kiekvieną mėnesį, kad jį netgi išlaikyti tą website, tu taip pat turi mokėti pinigus ir tai ne metus vieną kartą, tai yra kiekvieną mėnesį, kiekvieną mielą mėnesį. Tai kai tu turi tradicinį verslą, tu atsidarai savo verslą, tu realiai labai daug investuoji, siaubingai daug. Ir tos išlaidos yra kiekvieną mielą mėnesį ir kiekvieną mielą savaitę. Sutiksi, Jurgita, Ir dar ką noriu pasakyti. Visi galvoja, lengva sakyti, atidarė verslą, tada. Mano vyras. Mano vyras pradėjo, visas verslas prasidėjo tik nuo 3 žmonių. Nuo 3 žmonių. Ir jisai išaugo į tokią didelę, galima sakyti, dabar korporaciją, kur jau ne vienam mieste yra, Airijoje, tikrai ne vienam mieste. Ir tai yra nuostabu žiūrėti, ant kiek žmonės plečiasi ir ant kiek yra norimos žmonių paslaugos, nes jie gauna tai, kas yra pažadėta. Tai kame yra ta esmė. Ir aš noriu pasakyti, jeigu tu pažadėjai kažką tai ir tu to neduodi savo žmonėm, kažkada tai vis tiek žmonės tavim nusivils, jie tavim netikės, ir jie, ta prasme, nustos naudotis tavo paslaugomis, nustos su tavim bendrauti, ir, vapšė nustos su tavim bendrauti. Tai dėl to aš noriu pasakyti, tu, kai turi verslą, tik tais 3% iš visų žmonių, kiek pasaulyje, nesvarbu, kokį tu verslą turi, nesvarbu, kokį tu verslą, ar tai kirpykla, ar tai kepykla, ar tai nesvarbu, kas tai yra. Ir jeigu tu dar klesti, tai aš tave sveikinu, nes tu esi tas 3%, kuris dar turi savo verslą, kuris sugebėjo išlaikyti savo verslą, kuris eis į priekį, jeigu nepasiduos, nes yra visur sunku. Tiek marketinge, tėme, kaip mes, tinklinis marketingas, tiek versle tenai. Tai aš galiu pasakyti, kad tie, kurie nepasiduoda, tie, kurie tai yra daugiau negu apie juos, tai yra daugiau apie žmonės, tie tikrai, kad ir tas maistas, kad tu galvoji apie klientą, ką čia klientui skaniau padaryti, kad jisai sugrįžtų pas mus, kad ateitų, pavalgytų. Jugi visa tai, kad klientas sugrįžtų, kad jam būtų malonu, kad jisai džiaugtųsi, Tas pats ir pas mus versle. Jeigu aš 5 metai, turiu šį verslą ir jeigu aš neduočiau žmonėm rezultatų, aš neduočiau jiem realios galimybės užsidirbti, kuri tikrai skamba neįtikėtinai, nes tokių verslų nėra kaip Monat verslas. Nėra. Tai aš tikrai čia nebūčiau ir mes tikrai nešnekėtumėm čia 3 atsisėdusios ir nebendrautumėm apie tai ir nediskutuotumėm, nes tai yra galingai. Tu pradedi savo verslą nuo 0 investicijos. 0 investicijos. Ir tu investuoji tik į savo plaukus. Viskas. Tai tiek dabar pakolkas iš manęs, o dabar toliau šnekamės. Kas liečia riziką, iš tikrųjų, ta verslo rizika, tai mes čia dabar kalbėjom apie daug rizikingų dalykų. Investicijos pinigai, investavom, gali neatsipirkti, produktai gali sugesti, produktų gali neišpirkti, vėlgi rizika, didžiulė rizika. Ir Gabrielė, tu paminėjai, kad grožis
Grožis yra tik investicija rizikinė, net ne rizikinė, tai tiesiog yra investicija į savo grožį. Rita, būk gera, pasidalink ir tu, nes tu taip pat daugiau mažiau dirbai grožio srityje ir labai didelėje apimtyje ir puikiai žinai, kiek reikia investuoti į tradicinį verslą. Ir štai todėl mes visos trys ir vertinam online verslą ir tai, ką duoda šis mums online verslas. Jo, iš tikrųjų, žinot, aš dabar taip pagalvoju apie tą riziką, ar ne? Ir klausimas vėlgi yra toks. Kiek tu žinai kompanijų, tradicinių verslų, kurie bankrutavo? Aš manyčiau, tikrai kiekvienas gali pasakyti ir mes matom akivaizdžiai, netgi buvo, pamenat, COVID laikotarpis, kai, sakykime, eini prekybos centrai ir matai, parduotuvė uždaryta, kirpykla uždaryta, kavinė uždaryta, bankrot. Kiek išėjo į bankrotą? Dabar iš tikrųjų klausimas vėlgi tau. Kiek tu žinai tinklinio marketingo atstovų, kurie bankrutavo? Nulis. Todėl, kad realiai tradicinėme versle yra didžiulės investicijos, kurias tu gali prarasti ir kurias galbūt gali per daug metų jų net neatpirkti. Ir kai tu, pavyzdžiui, tinklinėme marketinge, ne, pavyzdžiui, tas verslas vadinamas mūsų, kai aš sakau, ir Gabrielė sako, čia yra tokia juokinga suma, nes iš tikrųjų investicija visų pirma yra į tavo plaukus, 139 svarai, 149 eurai, išgirskit, tik 139 svarai ir 149 eurai, bet tai yra investicija į tavo plaukus visų pirma, ar ne, ką mes darom vis tiek, o verslą tu gauni nemokamai. Verslą tu gauni nemokamai ir tu gauni nemokamai su nulį rizikos. Nes tau nereikia nieko daugiau investuoti. Vat kaip Gabrielė sakė, nereikia užsipirkinėti, nereikia sandėliuoti, nereikia siuntinėti, ten, sakykime, pačiai ar ne, visą savo laiką įkvoti. Šitų dalykų nereikia. Ir žinot, vat kalbant apie tai, aš dirbau, ar ne, dirbau tikrai, kaip sako, individualioj kompanijai, tai yra verslas, kur iš tikrųjų pas nuostabius žmonės dirbau. Ir gal dabar žiūrės ir mane, ir šį mūsų live, iš tikrųjų linkėjimai didžiausi mano mokytojams. Bet aš mačiau, aš buvau prisilietusi prie to, aš pati dalyvavau, sakykime, tuose pačiose investicijose. Kai tekdavo, sakykime, skristi į Italiją, į Milaną, į parodas ir užsakinėti produktus, aš mačiau, kokios sumos yra išleidžiamos, sakykime, produktams, mes avalynę itališkos rankinės, kiek investuojama, bet ar tai sugrįž tau 100%, niekas neduodavo garantijų. Ir pati dirbdama tame versle, dirbdama vadovė, aš mačiau, kaip, sakykime, parduotuvėse užsistovi produktai, ta prasme, ta pati avalynė, ar ne, jis, sakykime, praranda išvaizdą, ten ar nublunka, ar ne, viskas automatiškai, kas vyksta, kaina krenta, tai tu eini ne į pliusą, bet tu eini į minusą. Kitas dalykas, darbuotojai. Ar jūs įsivaizduojate tradicinėme versle, bet kaip ir Gabrielė paminėjai, ar ne, kad, tarkim, pradėjo nuo 3 žmonių, dabar viskas jau plečiasi. Esmė tokia, kaip yra sunku rasti lojalius žmonės. Aš pati priimdavau į darbą, imdavau interviu, atleisdavau iš darbo, aš turėjau tokią galią, ar ne? Ir ta prasme, aš matydavau, kiek žmonės iš tikrųjų, kaip yra sunku surasti tą tikrą darbuotojį verslininkui, kad jis dirbtų tau atsidavęs. O jeigu tie žmonės nedirba, kas tada atsitinka, tada tu pats turi eiti dirbti. Bet jeigu tu turi po visą Lietuvą, sakykime, parduotuvės, visą didžiulį tinklą, kur aš, pavyzdžiui, dirbu, ar ne, tu negali pajėgti, būdamas savininkas, važiuoti į visas parduotuvės dirbti. Tu negali pajėgti. Tai va vėlgi, kokia yra rizika, ar ne? Todėl aš labai suprantu tuos tradicinius verslus, kiek iš tikrųjų yra daug investuojama, ne tik pinigų, bet investuojama ir savo pastangų, ir stresas, ir įtampa, ir sakykime, praradimai, ar ne? Kalbant apie mūsų verslą, pažiūrėkit, 7 metai turiu nuostabų verslą.
kuriame tiesiog aš neturiu jokios rizikos. Manęs niekas į darbą nepriėmė, aš nieko į darbą nepriimu, visos ateina savo valia, ar ne, aš nieko neatleidžiu. Kiekvieną mes renkamės ateiti čia ir kaip labai fainai pasakė Jurgita, ateiti čia ir žiūrėti rimtai kaip į verslą, o ne žaisti žaidimų, ne žaisti, čia ne darželis. Čia yra ne vaikų darželis, kur ateina, man pavyks, man nepavyks, aš padarysiu. Arba tu imi tai rimtai kaip verslas, savo verslą, nes taip ir yra. Pažiūrėkit, merginos, mes turim parduotuvę, tik ji nėra fizinė, ji yra online. Mes turim taip pat produktus, ar ne, kurie yra online, kur mes tiesiog bendraudamas su žmonėmis, su klientais, mes juos nukreipiame į savo parduotuvę, kurioje jie apsiprekinę, mums ateina pelnas. Taip, tai yra verslas, taip. Ir ta prasme, ir tu, pavyzdžiui, ten lygiai taip pat, kai sako tos mūsų kompanija, galima sakyti kaip franšizė, ne, kad mes naudojam šį vardą. Ir mes, pavyzdžiui, galim, aš pakviečiau, sakykime, Jurgitą, ar ne, Jurgita ten, sakykime, pakvietė Gabrielę, ir ta prasme, ir mes galim dalintis tuo vardu, tuo brandu, bet mes kiekviena kuriam individualiai savo verslą. Tai yra, mes plečiam savo darbuotojus, ar ne, sakykime, komandos narius, su kuriais mes dirbame kartu. Mes taip pat ieškome klientų, ką irgi tai daro žmonės, kurie turi tradicinius verslus. Nesvarbu, ar kirpykla, ar restoranas, ar grožio salonas, ar ten, sakykime, ar viešbutis, visi ieško klientų. Mes lygiai tą patį darome savo versle. Mes ieškome klientų, kuriuos galėtumėm nukreipti į savo verslą, į savo parduotuvę, į savo parodyti asortimentą savo produktų. Bet esmė tokia, kad tu čia visų pirma esi ne viena, tu gauni visą planą, step by step, visas strategijas, planą, tu gauni verslo planą, tu gali matyti, kiek tu uždirbsi, ką padariusi, ar ne, tu gauni dar kitas galimybės, mokymai yra, mokymai ir mentorių mūsų pačių, mes pačios darom mokymus savo komandoms, mes pačios gaunam iš milijonierių, iš pasaulinio lygio lektorių mokymus, kaip daryti šitą verslą, kaip jį plėsti, kaip gauti pelną iš šito verslo. Ne? Mes visą tai gaunam, tau nereikia net galvoti, tau tai reikia priimti informaciją ir ją pasinaudoti. Mes lygiai taip pat gaunam ir, sakykime, galimybės dar papildomos kelionės. Dabar jūs man pasakykit, merginos, tradicinis verslas, ne, Jurgita ir Gabrielė. Ar jūs turėjote, ar jums dovanojo, pavyzdžiui, kad tu turi verslą, ar tau dovanojo kelionės? Pasidalink, automobilį tau padovanojo tavo verslą. Ne tai, kad tu, žinai, pati nusipirkai užsidirb, bet ta prasme, bet tau duoda, kad jeigu tu suprekiausi tokią sumą, tau padovanosim automobilį, arba tau kelionę gausi. Ar yra tokie dalykai, Gabrielė? Ne, nėra, aišku, kad nėra. Ir aš dar pridursiu vieną dalyką. Ar yra tokie dalykai, kad tau sako, ateik, aš tau parodysiu kelią tavo sėkmės link, kur tu gausi 5 atlyginimus į mėnesį ir visą tai tu gali išbandysiu 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją. Atsidaryk verslą savo su 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Ateik, žiūrėk rimtai ir pamatyk, kiek tu gali turėti tik per mėnesį laiko. Kiek tu gali turėti. O žinai, kai mes kartais, kai mes kalbam aplamai apie bonusus, apie keliones, apie atlyginimus, žmonės galvoja, kad tinklinis marketingas tai yra nerimta ir tai yra kapeikos. Aš jums galiu pasakyti kitą dalyką. Čia, Monat, tai nėra korporacija, tai nėra kažkokia tai kompanija, kuri pradėjo šį verslą su skolomis. Tai yra šeimos verslas. Ir kai jūs suprasite, kad šita šeima be galo nori, kad kuo daugiau žmonių gyventų pilnavertį gyvenimą, ir čia bonusai yra beveik 500 eurų, 800 eurų. Ir nereikia daryti ten kažko tai crazy, kaip aš sakau. Kai ateina merginos ir aš kai parodau, kokius žingsniukus jums reikia padaryti, kad, pavyzdžiui, šį mėnesį tu uždirbtum 1000 eurų. Jo žiūri, sako, rimtai, čia tik tiek. Sako, aš įsigijau produktus savo plaukams ir aš dabar turiu verslą.
Sako, aš praeitą mėnesį prisijungiau prie kitos kompanijos, neminėsiu pavadinimo kompanijos, bet sako, kad prisijungti į tą kompaniją aš sumokėjau 2000 eurų. 2000 eurų aš investavau. Ir jinai sako, ar aš uždirbau tiek, aš neuždirbau tiek. Ir jinai mėnesį padirbo ir jinai uždirbo daugiau negu jinai norėjo uždirbti. Iš tikrųjų, taip. Kai mes suvokėm, kad kiekvienas galim ir nesvarbu, ar tai yra tradicinis verslas, ar tai yra online verslas, mes ką norim pasakyti šiandieną, kad online verslas yra žymiai lengviau, tai yra inovacija, tai yra naujovė ir viskas ateityje pereis į online. Ir kai mes suprasim tą dalyką ir kuo greičiau mes suprasime tą dalyką, mes čia spindim, bet sėdim tryse ir spindim. Mes džiaugiamės gyvenimu, aš sakau, šiandien pabudau storiukus keliu jau nuo 8 ryto, aš jau skambinuosi su moterim, pasakoju apie šią galimybę, moterys džiaugiasi atradusi šią galimybę. Tai ant kiek yra gera. Tai mes čia leidžiam bet kam. Tos, kurios nori ir kurios rimtai žiūri į verslą, mes leidžiam bet kam atsidaryti savo verslą. Va taip. Čia yra Monat, kaip minėjo Rita, franchise, kaip McDonald's, kaip dar kažką tai. Ane? Jūs įsivaizduojat, va irgi minėjo, kokios korporacijos, pavyzdžiui, sudarė, atsimenat Nokia. Nokia buvo pats geriausias telefonas. Taip. Atsimenat, ir kur ta Nokia dabar yra? Nėra. Nėra. Tai va, tai kiek buvo pinigų investuota, kiek visko buvo įdėta ir pukšt ir nebėra. Taip kad, o čia tu niekada neprapulsi, tu niekada nedingsi, taip, čia yra 0 rizikos, 0 investicijos. Tu ateini, ne tik susitvarkai plaukus, ne tik pradedi savim pasitikėti, ne tik pradedi augti, tobulėti, ne, daryti tą ne viena, nes vienam daryti tai yra be galo sunku. Ir dažniausiai 97% žmonių meta, nes tai yra per sunku ir tai yra per didelė investicija. O čia tu ateini, tu kiekvieną dieną žydi, tu daliniesi, tu pasakoji, ne, bet tu įsigijai tiesiog produktus savo plaukams tam, kad tavo plaukai atrodytų fantastiškai. Aš dar tokios darbo galimybės nesu girdėjusi niekur. Ir jeigu tu galvoji, kad tai nerimta, nueik pasižiūrėk online. Monat kompanija yra pripažinta 4 metai iš eilės kaip geriausia kompanija dirbti iš namų. Pripažinta visam pasauliu. Aš dar truputį pridursiu ir kažkaip tai dabar prisiminiau mūsų milijonierės. Ane, merginos, ar jūs įsivaizduojat, ar jūs galite įsivaizduoti tokį dalyką? Moteris, kaip ir mes, įsigijo tą startinę dėžutę grožio, ar ne? Ir pavyzdžiui, kaip mūsų Sarah Hill uždirba 200 000 per mėnesį. Su online verslu, su šampūnais, su Monato kompanija 200 000 per mėnesį. Ir čia yra tik tai, kaip sakoma, mūsų lyderė, mūsų upline, kur mes dirbame irgi kartu su ją. Tai tiesiog yra paprastas palyginimas. Ar tu tradicinėme versle tiesiog lengvai išeidama, pasipuošus, pasidažius, demonstruodama produktus, švytinčią odą ir spindinčius plaukus, ar tu gali lengvai, nerizikuojant, uždirbti 200 000 per mėnesį? Čia yra labai didžiulis klausimas, ar yra dar tokių tradicinių verslų, kur neštų tokį pelną. Nebent kai sako tos Maksimos, ar ten, sakykime, didieji shopping ties centrai, taip, aš sutinku, bet aš kalbu apie tokį, kaip mes, individualų asmenį. Atidaryk verslą ir kad tau taip neštų tokias pajamas. Tai vien kalbant apie tai, ar ne, Jurgita, kad esmė tokia, kad žmonės tradicinėme versle, jie daugiau praranda ir įtampa, ir sveikata pakrinka kitiems, ir stresas, ir žiūrėkit, būna žmonėm ir sveikata antiek sustreikuoja, ypatingai kai bankrutuoja, kai praradimai dideli, ar ne? Tinklinėme marketinge to nėra. To niekada nebus. Tu bet kada nusprendus, sakysi, ne, viskas, nebenoriu, tau net nereikia susimokėti jokių ten, sakykime, baudų, ar ne, kad tu išeini iš šito verslo.
tu tiesiog jį ramia sąžinė, viskas nutraukia ir nieko nedarai, tau nemokamai nutraukia tavo akauntą vadinamą, ar ne? Ir viskas, ir tu esi laisvas, eik į kitą tinklinę, atidaryk verslą savo, ar, sakykime, eik dirbti valdišką darbą. Tavęs čia niekas nelaiko, nepririša, bet jeigu tu nori, tu gali turėti čia labai labai daug. Ir mes esam vienas iš tų pavyzdžių, kur mes einam, ką mes gaunam, kaip mes turim ir ko mes siekiam. Ir mes rodom tavo sprendimas. Priimti šį verslą ar ne? Taip, štai čia ir yra. Čia ir yra įvertinimas, nes visada, kada tu praeini tą kelią, tu supranti, kiek tu gauni, kiek tau yra duodama. Ir labai noriu palinkėti ir pasakyti jums kiekvienai. Matykite akimis verslo akimis, augimo akimis, prasmės akimis, o ne tuščiomis kalbomis, kai daugelis kalba būtent apie riziką, apie nepasisekimą, apie tai, kai aš negaliu uždirbti, apie tai, kaip man nepasisekė, nes kai tu darysi, tu tikrai stengsiesi, šie visi negatyvūs žodžiai tavo žodyne išnyks. Nes visa tai, kadangi kada auga verslas, ne, aš labai trumpai prieš užbaigiant. Žurnalas Forbes yra rašęs ir sakęs ne vieną kartą. Geriausia prie augančios kompanijos jungtis tada, kai jinai atidaro naujas šalis, išleidžia naujus produktus ir pas ją yra plėtra. Štai tada yra geriausia statyti savo verslą, nes ji yra auganti, o taip pačiai ateina augančios stiprios galimybės tau. Tad jeigu tu esi ta moteris, kuri nori permainų, nori statyti savo verslą ir nori turėti visas garantijas be rizikų, parašyk mums. 1, 2, 3, kuriai tu nori. Ir sužinok daugiau apie tai, ką mes kalbame. Apie tai, kuo mes dalinamės, apie tai, kuo mes tikime. Ir plus grožio industrija. Dabar dar labai greitai pasakysiu. Stilistų programa, kuri ateina visiškai naujai, be naujų šalių, be naujų produktų į visą pasaulį. Tai yra naujos galimybės plėtros visam grožio sektoriui. Ir dabar pagalvok tu, kur tu atsidursi, kur tu būsi po metų laiko, kai tu pradėsi kurti štai šį verslą rimtai, sąžiningai ir atsidavusiai. Aš manau, tu būsi labai toli nuėjusi nuo to taško, iki kol tu sugalvoji ir kur tu padarysi. Taip kad nesnausk, nemiegok ir negalvok, kad tai yra rizika. Nes čia rizikos nėra. Mes tau jau pasakėm ir įrodėm savo pavyzdžiais. Na tai vat. Tai ačiū mielosios už pasidalinimus, ačiū už laiką, už energiją ir pasimatysim kitą antradienį pas Ritą svečiuose ir pagvildelsim dar vieną temą. Ate. Ate.